O. A. Kokio gražumo. Dar vienas gražulis. O. Kai didumo. Hantė. Šios dienos tikslas – išbandyti naujus upėtakinius vobleriukus. Hunter firmos, Ronin ir Yoda masalus. Jie atrodo štai taip. Šios masalus galite įsigyti iš žvejybos reikmenys. Masaliukai faini, o ar ant jų išeis pagauti upėtakį, pamatysim. Prasibroviau prie upės. O upė tokia. O ten plaukia bebras. Ar čia geras ženklas, kai bebras plaukia, ar nelabai? Vandens apie pusę metro. Kol kas išbandykime masaliuką, kuris neria biškelį giliau. Duokime šansą dabar šitam gražuoliui. Šitam upelį aš dar nesu niekada buvęs, bet esu girdėjęs, kad jame yra upėtakių. Tai čia yra iššūkis ir man, ir masalams. Ir pažiūrėsim, ar tie masalai aktyviai vilioja žuvį, ar ne. Ir ką mes čia turime? O mes čia turime upėtakį. Volia. Yoda 5 sudirba puikiai. Upėtakė jautri žuvis. Jeigu reikės paimti žuvį į rankas, tai bent jau sušlapinkit ranką, kad jinai būtų vėsi ir žuvis negautų termošoko. O. A. O ne. Atsilenkė kabliukas ir žuvis pabėgo su wobleriu. O čia jau biškį negerai. Gal mes tą žuvį dar kažkur pamatysime. Kaip čia taip nutiko? Na taip jau būna, atsitinka. Negeras dalykas, bet žuvis pabėgo su wobleriu burnoje. Reiškia, mane pavedė segtukas. Matyt, žuvis su dantim paspaudė ir atkabino woblerį. Ojojoj. Tai kaip matėte, tai buvo Yoda 5, gražių spalvų ir ant jo kibo nemažas upėtakis. Gal mes tą žuvį dar pamatysim ir galėsim išgelbėti. Tikėkimės. Kadangi vieną woblerį jau praganėm,
Išbandysim mano mėgstamesnių spalvų. Oranžinė papilė, toks biškis sidabriukas, upėtakiukas. Tokio spalvinimo man labiausiai patinka. Mane dirba ir tamsią dieną, niaukuose, ir kai saulė šviečia. Kažkaip mano kol kas yra favoritinės spalvos. Segtukas tikrai yra užsegtas. Buvo ir prieš tai. Negaliu pažadėti 100%, bet buvo negražiai. Atsiprašau iš karto tave žuvie. Tikiuosi tau pavyks iškabinti šitą kablį. Šitas masalas šitą vietą neria man šiek tiek per giliai. Pakeiskime jį į kitą. Uždėsime auksinį Ronin 5. Kartais, jeigu jūsų masalas užkliūna už šakos, galite pažaisti. Ir būna, kad upėtakiai tiesiog šokinėja iš vandens, bandydami jį pagauti. Juodoji joda sudirbo. Turim upėtakiuką. Nu, nesisuka. Juodoji joda pagavo kokį. Turim gražuolį. Oi, koks gražus upėtakiokas. Kokio gražumo. Ate. Oho, kai davė iš po kelmo. Juodulys. Turim dar vieną gražuolį. Kokios spalvos. Nu, atrado išėjimą. Tai va, ir tai būna. Dar vienas gražuolis. Kai didumo.
čia buvo išlindęs geras. Nu, krėpk. Aba. Ai, 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 ai. Ne. Ach tu kur. Ai, kaip skauda. Jau senai besiturėjęs kablių piršte. Au, skauda. Nu, jausmas ne pats maloniausias tikrai. Kas esate turėję kablį, tikrai žinot. Kažkur turbūt į sausgyslę. Ai, kaip skauda. Nu, jaučiu, kad einu iki replių, bus biškelį paprasčiau. Tikiuosi dar bitės manęs nesugels. Būtų dar vienas iššūkis. Aš beveik visada nešiojęs į žvejybą replės, ištraukti kablį žuviai iš burnos ir nukirpti valui. Ir nešiojęs Letermaną, kuris turi reples, peilį, žirklės, kad ir ko bereikėtų. Kartais prireikia visko, tai dabar bandysiu tiesiog nukasti galvutę ir nukapoti kablius, kad galėčiau ištraukti kablį ir daugiau nieko neįsikabinti. Ai, skauda. Na gerai, gal kartais pavyks tiesiog ir taip. Na ką, jūs pasiruošę? Aš tai ne. Geriausia yra tvirtai suimti ir vienu metu smarkiai traukti. Sukas dantis ir... nepavyko. Kiekvienas veiksmas yra skauda. Nu. Trys, du. Ištraukiu. Nešiokitės į žvejybą replės, nebus taip skauda ilgą laiką. Trauki, ištrauki ir viskas.